Sveiki visi, aš esu Rasa, prisijungusi prie Super Patch kompanijos pleistrų ir mane pakvietė į dalyvavimą, buvimą, išbandymą pleistrų gydytojas Vidmantas. Aš vėliau papasakosiu apie savo patirtį su Super Patch pleistrais, o dabar noriu paprašyti gydytojo Vidmanto papasakoti mums apie kompaniją, apie pleistrus ir pakviesti mus visus ir jūs dalyvauti kompanijos veikloje. Tai prašau, gydytojo Vidmantai. Sveiki, aš gydytojas Vidmantas. Norėjau trumpai papasakoti apie naujieną Lietuvoje Super Patch pleistrus. Pleistrai, kurie netgi gydo, tai sunku patikėti. Pleistras yra susideda, reiškia, jis susideda kaip piršto antspaudas yra, matot, piršto antspaudas. Jisai klijuojamas, reiškia, arba patologijos vietoje, jeigu skausmas koks nors, arba ten jeigu bendras nemiga ir panašiai ant sprando ar kitur. Reiškia, kai susiliečia su oda, reiškia, siunčiamas impulsas piršto antspaudas, nuskenuojamas tas piršto antspaudas ir siunčiamas yra impulsas į centrinę nervų sistemą, į smegenis. Po to, reiškia, smegenys atsako atgaliniu ryšiu, tai yra, siunčia atgal gydomusius impulsus atgal. Ir tokiu būdu, reiškia, pacientas pagerėjo savijautą. Kaip nekeista, reiškia, čia nėra jokių, reiškia, nei narkotinių medžiagų, nei jokių, reiškia, vaistų. Tai yra tikras natūralus, reiškia, nuskenavimas. Dabar turbūt pastebėjote, kad sportininkai, reiškia, sunkumų kilnotojai, atletai, bėgikai, ypatingai tai buvo matoma, kadangi buvo sportininkų koncentracija, reiškia, Paryžiaus 24, kada, reiškia, visi sportininkai, pastebėjote, tiek sunkumų kilnotojai, tiek bėgikai, tiek, reiškia, kiti, ypatingai, reiškia, jau krepšininkai naudoja, tai naudoja, reiškia, aktyvizuojantį fizinį aktyvumą ir, reiškia, ir visi mūsų olimpiečiai, čia visi, kurie sportuoja, kurie nori geriau jaustis, geriau bėgti, aukščiau šokti, toliau šokti, jūs naudoja. Kaip nekeista, reiškia, yra tokių, netikėjau, kad gali būti toks gaminys, atvirai pasakius. Tikrai naujiena, Amerikos gydytojų išradimas. Aš paskaitysiu, čia mūsų tokia darbinė lentelė, jūs matėte, ne? Taip. Kuriame, reiškia, keletas tokių simptomų, susirgimų. Tai yra po insulto, dėmesio stoka, jūs hiperaktyvumas, galite gal trupučiuką apie savo... Aš galiu gal truputėlį papasakoti apie savo patirtis. Aš išbandžiau pleistrus ant savęs pati ir išbandžiau vaikam. Tai Bernardui naudojau pleistrą, kuris yra Focus ir čia rašoma, kad study like never before. Tai jis kalba apie tai, kad studijuok kaip niekada anksčiau. Jis padeda sutelkti dėmesį. Ir Bernardo klausiau, tai papasakok, Bernardai, trumpai, kaip tau atrodo, pleistras veikia ar nelabai? Jisai veikia, iš tikro veikia. Aš, praeitais metais, kai mokiausi be pleistrų, tai kaip ir sunkiau buvo, daryti kokią užduotį. Kaip sunkiau. Bet pleistrai padeda tau susikaupti kažką tenais. Atrodo, kad neveikia, bet sako, kad aš atlikau užduotis, kurių praeitais metais nenorėjo, negalėjo atlikti. Ką tu sakai, kaip įdomu. Dar aš tada, ačiū vaikai. Ir jums neskaudėjo, viskas buvo gerai, neištėjo. Šaunuoliai. Dabar aš pratęsiu dar toliau po insultų, yra nerimui nuimti, autizmui, įsivaizduokite, miegui pagerinti, tai yra sudėtinga miegą sureguliuoti, bet mes jau žinom, mes patys naudojam, šeimoje naudojam, tikrai geriau miegi. Bipolinis sutrikimas, sąnarių skausmai, bursitas lėtiniai skausmai, depresijos gydymas, įsivaizduot, atsiranda nemedikamentinis depresijos galimybės gydyti depresiją, akių gydymui. Mes nebandėm akių, nesam oftalmologai tokių pacientų, nebendravom su tokiais. Kraujospūdžio reguliavimui,
imunitetui, išsėtinė sklerozė, potrauminiai skausmai, epilepsija, drebulys, spengimas ausyse, nu irgi šito neišbandėm, kviečiam pabandyti jūsų. Tremoras rankų, labai efektingai buvo, turėjom žmonės, kad rankų tremoras toks, nu jis tikrai pagerėjo. Galvos svaigimas, svorio reguliavimui, mėnesį panaudojus, statistika rodo ir mūsų patirtis, kad svoris numetamas 6-7 kg normaliai, bet reikia visą mėnesį jau naudoti. Vyrų seksualumui gerinti, odos lygos. Turim, mes su Rasa turim fotografijas, kada tokias susirgimas bjaurus kaip psoriazė praėjo, įsivaizduojat. Toliau žalingi įpročiai, rūkymui, gėrimui, alkoholiniam gėrimui, galbūt ir narkotikam, nežinom, nes su jais nieko jau. Dar šitų neišbandėm, bet esam išbandę, aš pati ant savęs išbandžiau pleistrą, kuris yra Freedom nuo skausmo. Tai jis tikrai padeda nuimti skausmą, tiek bandžiau sau, nes skaudėjo ranka po darbų fizinių ir sunku buvo ištiesti delną, tai pavyko, ta prasme, kad nuima skausmą per kelias dienas ir iš karto nuima ir po kelių dienų juntamas toks palengvėjimas, kad tai nenuima 100%. Sūnui įkando mašalas į koją, sutino kulkšnis tiek, kad nesimatė kauliuko, užklijavau pleistrą ir sūnus sako, kad tikrai yra lengviau. Sako, tai nenuėmė patinimo visiškai, nedaro kažkokio keisto, neįprasto stebuklo, bet palengvina buvimą, tai tikrai. Ir ramybės pleistrą išbandžiau paties ant savęs, auginu 3 vaikus, tai labai jaučiasi, kad ramybė, kuri vadinasi Peace pleistras, tai jis atrodo tokio pakuotė, būna irgi 28 pleistriukai kaip ir visose pakuotėse, tai jis veikia.